Ar jum kada kyla klausimas, kodėl kai kurios jūsų nuotraukos sulaukia dėmesio, o kitos, paspausti like atrodo net jūsų mama nesivargina? Kodėl fotografai gali kurti nuostabius darbus savo, bet kai tik atsiranda klientas, visa magija kažkur tai dingsta? Ir pradėti aš noriu nuo vieno netikėto fakto. Tyrimai rodo, kad iš peržiūrėtų portretų žmonės bent kiek atsimena mažiau nei 6%. Tai reiškia, kad daugiau nei 94% portretų yra iškart pamirštami. Taigi kodėl taip nutinka? Ar priežastis slypi pasitenkinimas spąstuose, kurie įtraukia tiek fotografą, tiek klientą į paviršutinišką kūrybą? O gal dėl to kalti mūsų smegenys ir neurotransmiteriai, serotoninas, dopaminas, o gal dar kažkas kitas? Ir šioje laidoje mes norime išnarplioti šias temas ir išsiaiškinti, kaip ištrūkti iš kūrybinių spąstų, kaip pradėti fotografuoti įdomiau, kad įsimintinų nuotraukų procentas būtų žymiai didesnis ir žiūrovą atsimintų jau ne tos 6%, o žymiai daugiau. Taigi, pažiūrėkite iki galo, bus įdomu. Fotografai yra keisti sutvėrimai. Ir aš tai žinau, nes pats esu vienas iš jų. Mes visi turime tam tikrų poreikių, kurie skatina mus imtis kūrybos, pradėti fotografuoti. Ir pirmiausiai turime suprasti, kokie tie mūsų ir klientų poreikiai yra. Fotografai dažnai turi 4 pagrindinius poreikius. O prieš pradedant apie juos kalbėti, paprašysiu like šiam video ir subscribe mūsų kanalui bei įjungti pranešimus, jei jums patinka mūsų turinys. Prie kiekvieno video mums tenka dirbti valandas, o jūs galite atsidėkoti vos 3 paspaudimais. Taigi, fotografo poreikiai. Vienas iš pagrindinių yra savirealizacija. Nežinau kaip jums, bet man savirealizacija yra būtina. Kai aš imu į rankas kamerą, kūrybinė saviraiška yra vienas iš svarbiausių motyvacinių veiksnių. Tiek man, tiek tikriausiai daugumai menininkų. Ir fotografai čia nėra jokia išimtis. Kai mes kalbame apie savirealizaciją, tai nereiškia, kad tiesiog darome kažką gražaus. Tai yra mūsų vidinis poreikis kurti kažką, kas atspindi mane patį. Mes norime išreikšti save, parodyti savo unikalų stilių, savo viziją. Tai mūsų meninė siela, kuri šaukia, leisk man skleistis. Kitas svarbus fotografo poreikis yra pripažinimas. Mes visi mėgstame, kai mus giria. Šiuolaikinė visuomenė, socialiniai tinklai su laikais, komentarais daro visą tą poreikį dar aštresnį. Kiekvieną kartą, kai sulaukiame teigiamų atsiliepimų apie savo darbą, išsiskiria neuromediatorius dopaminas, kuris yra labai stiprus motivatorius ir mum gera. Bet problema kyla tada, kai mes pradedame per daug susikoncentruoti į pripažinimą, o ne į kūrybos kokybę. Tikriausiai žinote tą jausmą, kai po fotosesijos įkeliat savo darbą į Instagram ir tiesiog sėdit, laukiat laikų. Kiekvienas toks like yra tarsi patvirtinimas, kad einat teisingų kelių, bet štai kas vyksta, jei per daug priklausote nuo šio dopamino šuolio. Jūs pradedate kurti dėl to greito patvirtinimo. Ir tai šiaip yra pavojinga, nes
tada kūryba tampa tarsi greitas maistas. Greita, pigi, bet neturinti tikrojo skonio. Gavote 200 laikų ir jau ramu. Trečias poreikis, kurį mes fotografai turime, yra socialinis bendravimas. Mes esame socialiniai gyvūnai, norime bendrauti, norime keistis idėjomis, bendradarbiauti ir fotosesija yra tarsi tam tikras socialinis aktas. Mes bendraujame su modeliais, su klientais, su kitais kūrėjais ir šiaip tai yra nuostabu. Ir galiausiai pinigai. Čia tikriausiai viskas aišku, mes visi norime finansinio stabilumo, mes norime gyventi iš savo kūrybos, taigi mes, fotografai, turime savo poreikius, savirealizaciją, pripažinimą, socialinį bendravimą ir finansinį stabilumą. Tačiau nereikia pamiršti, kad priešais kamerą yra ne tik objektas, bet ir žmogus su savo lūkesčiais. Kiekvienas klientas taip pat turi savo poreikių rinkinį ir norint sukurti išskirtinį darbą, būtina suprasti ir kas jiems yra irgi svarbu. Taigi ir pereikime prie kliento poreikių, ko jie tikisi iš fotosesijos ir kaip tie lūkesčiai gali susikirsti ar sutapti su mūsų kaip kūrėjų vizija lūkesčiais. Ir čia aš turiu jums 2 žinutes. Ir kaip ir bet kuriame anekdote, blogąją ir gerąją. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Taigi, pirmasis kliento poreikis yra savirealizacija. Ne tik mes norime išreikšti save per meną, bet ir klientai nori to paties. Jie nori, kad jų portretai atspindėtų tai, ką jie nori parodyti pasauliui. Pavyzdžiui, moteris, kuri užsisako portretinę fotosesiją, dažnai nori, kad nuotraukos parodytų jos stipriasias puses ar asmenybės bruožus ir panašiai. Kliento antrasis poreikis yra pripažinimas. Tikriausiai teko pastebėti, kad dauguma klientų nori nuotraukų ne tik savo. Jie nori tų nuotraukų, kad galėtų jas parodyti savo draugams, savo šeimai, o gal net platesnę auditoriją socialiniuose tinkluose. Dėl to dažnai klientai sako, man nereikia nuogo kūno, nes aš paskui neturiu kur jo rodyti, ypač moteris. Už mūsų laimės jausmą, kai mes gauname tą socialinį patvirtinimą, yra atsakingas ir dar vienas hormonas serotoninas. Klientas jaučiasi patenkintas, kai jo nuotraukos susilaukia komentarų. Taigi kartais klientas gali būti visiškai patenkintas nuotrauka, kuri jums kaip kūrėjai atrodo galbūt ir vidutiniška, nes jam svarbiausia yra kitų žmonių reakcija. Kitas kliento poreikis yra bendravimas ir patirtis. Fotosesija gali būti tokia savotiška terapinė patirtis. Tai gali būti momentas, kai klientas jaučiasi ypatingai, gauna naujų emocijų, tai gali būti tam tikra meditacija arba, kaip jau sakiau, terapija, kurioje jie gali atsipalaiduoti, pabėgti nuo kasdieninio streso, nuo rūpesčių, nuo savo pasaulio. Ir galiausiai klientui reikia kokybiško produkto. Klientai nori gauti ne tik gražią nuotrauką, bet ir kokybišką paslaugą. Jie nori jaustis patenkinti viso proceso metu, o ne tik pabaigoje, kai gauna galutinį rezultatą. Taigi žiūrėkit, mes turime situaciją, kurioje tiek fotografas, tiek klientas turi labai panašius poreikius. Viskas turėtų čia būti puiku. Ir čia yra ta geroji žinia, atrodo, kad viskas yra gerai. Klientas patenkintas, fotografas laimingas, nuotraukos atrodo gražios, o kasgi toliau. Deja, čia prasideda problemos. Kai mes ir klientas esame pernelyg susitelkę į savo poreikius, mes galime įstrigti pasitenkinimo spąstuose. Ką tai reiškia? Pasitenkinimo spąstai atsitinka tada, kai mes tenkiname tik paviršutiniškus poreikius. Gražus vaizdas, graži šviesa, gražus žmogus.
Klientui atrodo, kad jis gavo būtent tai, ko norėjo, nuotrauką, kuri atspindi jo asmenybę, patinka jo draugams, surenka laikus. Fotografas taip pat jaučiasi gerai, nes atliko užsakymą, gavo pinigus, galbūt net gavo keletą teigiamų atsiliepimų socialiniuose tinkluose. Tik klausimas, ar tai yra kūryba, ar tai yra menas. Nes viskas yra gražu, bet ir tik tiek. Ir čia ateina ta mano žadėta bloga žinia. Visame šiame procese dalyvauja dar vienas dalyvis. Jo vardas yra žiūrovas. Ir žiūrovui visiškai nusispjauti į fotografų ir modelio poreikius. Jei nuotrauka nieko nepasako žiūrovui, ji neveikia. Ir štai kas yra baisiausia, jūs galite net nesuprasti, kad esate šiuose spąstuose, nes jums atrodo, kad viskas yra gerai. Kai tuo tarpu žiūrovas turi savo poreikius. Žmonės praleidžia apie 1,7 sekundės žiūrėdami į nuotrauką socialiniuose tinkluose. 1,7 sekundės. Tad jei jūsų nuotrauka nesukelia emocijų iškart, ji tiesiog yra prarasta. Žiūrovas perėjo prie kito įrašo ir jūsų darbas tapo tiesiog dar vienu pamirštu vaizdu. Žiūrovas per socialinius tinklus peržiūrė vidutiniškai apie 300, gal netgi žymiai daugiau nuotraukų per dieną. Jei jūsų nuotrauka neturi wow efekto, ji tiesiog pradingsta visoje šitoje minioje. Ogi mes su klientu jaučiamės patenkinti. Klientas gavo gražias nuotraukas, mes gavome laikų ir pinigų, bet ar mūsų tas kūrinys paliko įspūdį žiūrovui? Ar jis sukelia emociją? Papasakojo istoriją? Dažnai atsakymas yra ne. Žiūrovas nepriklauso nuo asmeninio ryšio su žmogumi nuotraukoje, žmogumi, kurį jūs fotografuojate. Ir jis neturi susijusios istorijos, kuri ten vyko fotosesijos metu. Jis nėra dalis mūsų sandorio su klientu, bet jis yra tas, kuris gali pakelti jūsų kūrybą į kitą lygį. Jam svarbiausia yra tai, ką nuotrauka kalba vizualiai, kaip jį rezonuoja su jo patirtimi, su jo jausmais ir jo mintimis. Taigi kokie to žiūrovo yra pagrindiniai poreikiai. Pirmiausia, žiūrovas nori emocijų. Tai galėtų būti džiaugsmas, liūdesys, netikėtumas, įtampa. Bet kokia emocija, kuri priverčia sustoti ir pasinerti giliau į vaizdą. Jei, kaip sakiau, žmonės praleidžia šiek tiek virš sekundės žiūrėdami į vieną vaizdą socialiniuose tinkluose, tai reiškia, kad jūsų nuotrauka turi sukelti emociją beveik iškart, čia pat. Kitaip ji bus tiesiog praleista kaip dar vienas vaizdas visame šitame sraute. Tai yra viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduriame mes kaip fotografai, kai dirbame su klientu. Mes dažnai orientuojamės į tai, ko nori klientas. Jis nori, kad nuotrauka atrodytų gražiai, kad būtų gerai apšviesta, kad sulauktų komplimentų ir panašiai. Tačiau žiūrovas ieško kažko žymiai daugiau. Jis ieško emocinio gylio, istorijos, kurią gali interpretuoti savaip ar jausti. Žiūrovas nenori tiesiog matyti gražaus žmogaus ar gerai apšviestos scenos. Jis nori, kad tai būtų maistas akims, maistas protui, maistas jausmams. Kiekviena fotografija, portretas turi būti daugiau nei tiesiog tas paviršutiniškas vaizdas. Ji turi perteikti istoriją.
pavyzdžiui, paimkim Helmutą Newtoną, jo nuotraukos ne tik perteikdavo estetiką, bet ir sukeldavo emocinį atsaką. Jis fotografavo provokuojančius portretus, kurie skatindavo apmastyti kūno kalbą, seksualumą, galią arba nuolankumą. Ir čia reikia suprasti vieną svarbų dalyką. Kliento ir žiūrovo poreikiai dažnai nesutampa. Klientui svarbiausia jo asmeninis patvirtinimas, savirealizacija, mes jau kalbėjome apie tos poreikius, o žiūrovas ieško to, kas kalba tiesiai jam. Kaip sakiau, jis neturi asmeninio ryšio su žmogumi portrete. Būtent todėl daugelis komercinių darbų, kurie patinka klientui, žiūrovui atrodo nuobodus ir neįdomus. Ir čia kontekstas yra raktinis žodis, kai kalbame apie nuotraukos suvokimą. Kiekviena nuotrauka gali atrodyti visiškai skirtingai priklausomai nuo to, kas į ją žiūri. Klientui ir jo socialiniam ratui nuotrauka gali atrodyti puikiai, nes jie ją sieja su asmeninėmis emocijomis, prisiminimais, patirtimis, gyvenimo įvykiais. Tai suteikia nuotraukai žymiai didesnį vertę jų akyse. Tačiau žiūrovas, kuris neturi to konteksto, jis mato tik techninį vaizdą. Šviesą, kompoziciją, drabužius, vietą, bet jis neturi jokio asmeninio ryšio. Todėl nuotrauka jam gali atrodyti šalta, nuobodi, neįdomi. Štai čia slypi konfliktas tarp kliento pasitenkinimo ir žiūrovo reakcijos. Jūs kaip fotografai turite įsisąmoninti, kad vien graži nuotrauka, kuri patinka klientui, gali nepadaryti jokio įspūdžio platesnei auditorijai. Štai čia ir atsiranda tie mano minėti pasitenkinimo spąstai ir konfliktas su žiūrovu. Štai kodėl daug fotografų jaučiasi įstrigę vidutiniškose darbuose, atsiranda vidinis nerimas, kai fotografai supranta, kad jų kūrybiniai darbai neturi tikro gilio, bet jie vis tiek juos daro dėl pinigų ar klientų patenkinimo, jie savo poreikius tenkina. Jie jaučiasi laimingi iš vienos pusės, nes patenkina savo ir kliento poreikius, tačiau tuo pačiu metu jie supranta, kad jų darbai neturi gilesnės meninės prasmės. Ir tai sukelia dar vidinį konfliktą pačiame fotografo viduje ir tai gali būti pakankamai destruktyvu. Pasitenkinimas spąstai yra labai klastingi. Mes manome, kad viskas gerai, nes tiek mes, tiek klientai laimingi, bet mūsų kūryba tai stovi vietoje. Mes nebesistengiame kurti kažko daugiau, kai dirbame tik tam, kad patenkintume savo ir kliento poreikius. Mes prarandame kūrybinę laisvę, mes bijome rizikuoti, bijome pasiūlyti kažką naujo, nes galvojame, kad klientui tai gali nepatikti. Fotografija, kaip ir bet kuris menas, turi dvigubą prigimtį. Tai yra komercinė ir kūrybinė. Kartais klientas nori mokėti už rezultatą, kurio jisai aiškiai nori, kurį jisai aiškiai įsivaizduoja. Konkretų vaizdą, stilių, nuotaiką. Jis nori, kad fotografija atspindėtų jį patį, jo verslą, jo idėją, jo būseną. Tuo tarpu žiūrovas, žiūrėdamas į tą patį vaizdą, tikisi kažko gilesnio. Jis nori emocijų, istorijų, wow jausmo, to tokio vizualinio kokio wow efekto. Taigi, kaip patenkinti jos abu? Pirmas žingsnis yra bendravimas su klientu. Kai klientas ateina su konkrečiu užsakymu, jis gali labai tiksliai apibrėžti, ko nori. Pavyzdžiui, man reikia gražios nuotraukos, kurioje aš atrodau puikiai. Skamba kaip ir paprastai, tiesa. Bet čia prasideda jau jūsų kaip fotografo darbas. Jūsų kūrybinis darbas yra pasiūlyti jam tai, ko jis dar nežino, kad nori. Klientas gali neturėti aiškios vizijos. Vizijos apie tai, kaip jo portretas galėtų turėti papildomą emocinį lygį.
Bet jūs galite pradėti diskusiją apie tai. Jūs galite pasakyti, kaip šitas portretas galėtų atspindėti daugiau negu tiesiog vaizdą, kad galima būtų pridėti daugiau charakterio, daugiau emocijų, daugiau pasakojimo. Pavyzdžiui, traukus kūno kalbą, subtilius kažkokius emocinius gestus, aplinką, kurioje fotografuojate. Jūs galite sukurti nuotrauką, kuri kalba ne tik apie išorinį vaizdą, apie tai, kaip žmogus atrodo, bet ir apie jo asmenybę, pasakoti kažkokią tai istoriją. Tai gali būti tokia 2 lygmenų kūryba. Pirmame lygyje jūs patenkinate kliento poreikius ir atvaizduojate jį taip, kaip jis norėtų save matyti, bet tada įtraukite papildomą 2 lygmenį, emocinį sluoksnį, kuris skirtas jau žiūrovui. Galbūt tai bus nedidelė detalė, gestas, kažkokios akimirkos fiksavimas, kuris sukelia žiūrovui emociją ar kažkokią mintį. Ir tas balansas tarp to techninio išpildymo, techninio tobulumo ir emocinės gilumos padaro fotografiją jau žymiai įdomesnę. Antra taktika yra istorijų pasakojimas. Klientai dažnai galvoja apie savo portretą ar produktą izoliuotai. Bet jūs kaip fotografas galite pasiūlyti jam žymiai platesnę istoriją. Pavyzdžiui, vietoj to, kad fotografuotumėte klientą tik studijoje su paprastu fonu jam už nugaros, jūs galite įtraukti elementų, kurie papildo jo asmenybę ar verslą. Fotografuokite jį mieste, kavinėje, aplinkoje, kurioje jis jaučiasi patogiai. Įtraukite kitus žmonės. Tai gali būti vieta, kuri simbolizuoja jo vertybės, arba darbo vieta, arba kokia kita vieša vieta, su kuria jisai turi emocinį ryšį. Ir trečia taktika yra subtili rizika. Klientai dažnai bijo nukrypti nuo to tradicinio vaizdo, nes jie jaučiasi saugiai su tuo, kas yra jiem gerai žinoma ir patikrinta. Bet kartais irgi smulkus, drąsūs sprendimai gali ne tik patenkinti kliento poreikius, bet ir pritraukti tą žiūrovo dėmesį. Jūs galite siūlyti subtilų eksperimentą su makiažu, su rūbais, su spalvomis, kas padarys nuotrauką įdomesnę, bet vis tiek patiks klientui. Pavyzdžiui, fotosesijos pabaigoje, kai jau negaila makiažo, jūs galite jį sugadinti ir padaryti nuotrauką su nubėgusiomis ašaromis. Tai bus labai stipri istorija, kuri nereikalauja kažkokių didelių pastangų. Svarbiausia, nebijokite turėti diskusijų su klientu apie šios sprendimus. Kartais klientai net nežino, kokios galimybės egzistuoja. Ir jūsų, kaip fotografo, atsakomybė yra atskleisti jiems tą platesnį požiūrį į tai, kas yra fotografija. Visada pagalvokite apie žiūrovą. Apie žiūrovą, kuris neturi to asmeninio ryšio su jūsų klientu. Ką jie pamatys pirmą kartą pažiūrėję jūsų darbą? Ar nuotrauka jam ką nors pasakys? Būkite drąsesni. Dažnai netgi maži rizikos elementai sukuria didžiausią įspūdį. Ir ne tik klientui, bet ir auditorijai. Ieškokite pusiausvyros tarp kliento lūkesčių ir inovatyvumo. Juk žiūrovas taps jūsų klientų ateityje. Dabartinis žiūrovas yra jūsų ateities klientas. Kaip pavyzdį tuo, kas atsitinka, kai mes negalvojam apie žiūrovą, aš noriu paimti šiuolaikinės kino industrijos problemas. Daugelis filmų šiandien yra kuriami su aiškia politinė žinutė arba siekiant atitikti tam tikras visuomenės normas, kurias nežinau kas sugalvojo. Tai vadinama woke banga. Ir kągi tuomet mes gauname? Filmai, kurie yra politiškai korektiški, bet visiškai nuobodus. Tokie filmai tampa orientuoti ne į žiūrovo poreikius, o tiesiog vykdo politinį užsakymą. Ir kaip bebūtų nekeista, visi jie žlunga. Nieko neuždirba, nes žiūrovas yra visiškai pamirštamas, jis visiškai išbraukiamas iš
lygties. Filmai yra kuriami tik klientams, tai yra studijų bosams, žiniasklaidai, investuotojams, o žiūrovai labai skaudžiai paskui baudžia tos kūrėjus. Jie tiesiog neperka tokio produkto, jie neina į kino teatrą, nežiūri ir panašiai, nes, kaip sakiau, žiūrovui yra svarbus tik jo poreikiai ir jam visiškai nusispjauti į tai, ko nori pats kūrėjas. Taigi, kaip matote, fotografijoje svarbu ne tik patenkinti kliento poreikius, bet ir atkreipti dėmesį į žiūrovo lūkesčius. O jo poreikiai yra gauti emociją, gauti istoriją, gauti kažkokį tai wow jausmą. O jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip per kūno kalbą ir pozavimą perteikti gilias emocijas, sukurti įdomias istorijas, kurios pritraukia ir klientą, ir žiūrovą, kviečiu jūs į mūsų 2 dienų seminarą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tai visiškai nauja programa, kurios dar nesate matę ir daugiau informacijos apie tai rasite aprašyme apačioje. Tai bus seminaras apie tai, kaip naudoti kūno kalbą pozavimui. Taigi, dabar jums galbūt jau metas apmastyti savo kūrybą. Ar jūs tenkinate tik savo ir kliento poreikius, ar galvojate kartu ir apie tai, kaip darbas kalba jūsų žiūrovui. Ar jūs esate pasiruošę rizikuoti, mesti iššūkį savo ir kurti kažką, kas ne tik patenkintų, bet ir sukrėstų, įkvėptų, paliktų ilgalaikį įspūdį jūsų žiūrovui. Ką jūs keistumėte savo kūrybiniam procese, kad jūsų nuotraukos kalbėtų garsiau? Galite pasidalinti savo mintimis ir patirtimi komentaruose, mes lauksime jūsų įžvalgų ir atsakysime irgi jūsų klausimus. Ačiū visiems už dėmesį.